Sveiki, brangūs tėveliai. Šiandieną su jumis norėčiau pasidalinti idėjomis, kaip mažoje patalpoje sukurti jaukų ir praktišką kambarį jūsų vaikams. Jau turbūt pastebėjote, kad didelė dalis jūsų vaiko gyvenimo vyksta ne kur kitur, o būtent jo kambaryje. Ta pastebėjau ir aš, 2 vaikų tėtis. Bet ką vis dėlto daryti, jeigu jūsų vaiko kambarys yra išties mažas? Ne tik būtuose, bet ir individualiuose namuose vaikų kambariai būna išties maži. Ir kartais netgi sumontuoti paprastą nedidelę lovą mums būna iššūkis būtent dėl vietos trūkumo. Vaikai išties daug laiko praleidžia kartu su mumis, pavyzdžiui, būdami svetainėje, bendroje erdvėje, ir tai yra išties puiku leisti laiką su savo vaikais. Bet pabūti atskirai taip pat yra būtina. Na ir dažnai nuskamba frazė "eikite į savo kambarį". Bet ką jame daryti, ten juk nėra vietos. Ir keli papildomi kvadratai tikrai gali išspręsti šią problemą. Ir kaip tai padaryti, kviečiu pasižiūrėti. Atlenkiamų lovų sistemų su įvairiomis opcijomis yra sukurta ir pagaminta išties daug. Tačiau sukurtų ir suprojektuotų būtent vaikams mums rasti nepavyko. Tad dirbdami prie šio projekto neturėjome jokio atskaitos taško. Kadangi naudotojas yra vaikas, tad lovos valdymas turi būti praktiškas ir saugus. Daugumoje atlenkiamų lovų mechanizmai yra matomose vietose, tad nusprendėme, kad tai nėra saugu ir juos paslėpėme. Jie yra iškelti į kitą pusę ir jie yra visiškai nepasiekiami vaikui. Kitas labai svarbus dalykas yra visi daiktai, kurie yra ant lovos, o jų yra tikrai daug. Ir įprastai keliant lovos platformą, jie visi sukristų už jos, kas sukeltų tikrai didelių nepatogumų viską iš ten ištraukti. Tad suprojektavome specialią daiktų gaudyklę, tai reiškia, keliant lovą, visi daiktai lieka savo vietose, ją nuleidus viskas grįžta. Prieikite arčiau. Lova turi taip pat saugiklį, tai reiškia, kad įprastai jinai nepasikels. Norint ją pakelti, reikia patraukti už hausio uodegėlės ir keliam. Lova saugiai, švelniai ir tvarkingai pasikelia ir jums atsiveria veiklos erdvė. Tai yra 1 kvadratinis metras mūsų atveju. Na ir kągi mes čia turime? Tai iš esmės šita platforma yra keičiama ir projektuojama pagal jūsų vaiką. Ta galime padaryti mes arba galite daryti jūs patys. Tai šiuo atveju turime piešimo lentą. Tai dažniausiai sutinkamas daiktas vaikų kambariuose. Tai galima piešti ant lentos. Galite turėti staliuką ar netgi kreidinę magnetinę piešimo lentą. Na ir dar vienas labai svarbus dalykas. Tai yra slaptas stalčiukas, ar ne? Mes jį galime naudoti kiekvienas pagal save, galite naudoti mokymo tikslais, galite naudoti pramogų tikslais. Aš pasitrauksiu ir galite pažiūrėti, kaip atrodo bendras vaizdas, kuris transformuojasi vos per kelias sekundės. Kai darbelius baigiame, viskas susimontuoja tvarkingai ir greitai į pradinę padėtį. Dar vienas svarbus dalykas, saugiklis automatiškai fiksuojasi esant pakeltoje lovos padėtyje. Tai reiškia, kad jeigu vaikas užsikabins, jis tikrai neužsimes, nes saugiklis to padaryti neleis. Tad norėdami grąžinti lovą į pradinę padėtį, tiesiog vėl patraukiame už uodegėlės ir švelniai leidžiame atgal. Kaip minėjau, visi daiktai grįžta į savo vietas.